Seimo narės Vilijos Aleknaitės Abramikienės pranešimas apie nacionalinių parlamentų vaidmenį ES teisėkūros procese. Ir kaip Darius Žerulis klausė, ar iš tiesų jums yra ten nuobodu, ar vis dėlto darbo ne tik vyriausybei duoda, bet ir iš ES institucijų tenka ne tik pagal nutylėjimą reaguoti, bet ir proaktyviai veikti. Tai prašau, Vilija. Labai ačiū už suteiktą galimybę čia atsidurti tarp tokių ryškių Lietuvos europiečių, koks yra Petras ir ponas Vytenis. Man tai yra tam tikras siurprizas, tikriausiai tai yra premija tam tikra už tai, kad aš turiu galimybę daug ką atsiminti. Iš tikrųjų, moteriai gal nėra taip gerai prisipažinti, kad aš daug atsimenu, bet iš tiesų aš atsimenu, kai 95 metais Seime buvo įsteigtas jungtinis Europos parlamento ir Lietuvos Seimo parlamentinis komitetas, po 12 narių iš abiejų pusių, ir man teko laimė, vadovaujant ponui Kubiliui, irgi būti tarptų 12 apaštalų, kurie pirmieji po asociacijos sutarties pradėjome bendrauti su Europos parlamentu. Tikrai negalėčiau neprisipažinti, kad tai buvo nepaprastai naudinga kiekvienam, kuris ten pateko. O ką jau kalbėti apie Europos reikalų komitetą, įsteigtą 97 metais, iš tiesų Andrius Kubilius jam vadovavo, jis buvo didelis euroentuziastas ir nei kiek neperdėsiu sakydama, kad komitetas iš karto tapo tuo politinių diskusijų centru, kur ir mes patys mokėmės ir bandėme katalizuoti tas diskusijas visame Seime. O kadangi Petras tada vadovavo dėryboms Lietuvos Europos Sąjungai, jis būdavo... Sėkmingoms dėryboms. Taip, žinoma, kitaip mes čia dabar nekalbėtume, kaip europiečiai šitai salėje. Tai jis būdavo dažnas mūsų svečias. Ir žinoma, įkūrus Europos reikalų komitetą mums atsivėrė visiškai kita erdvė. Mes pradėjome dalyvauti Kozake, tai yra Europos reikalų komitetų tokiam konferencijoje, ir visiškai kitame lauke atsidūrė mūsų parlamentarai. Gaila, kad visuomet tik tam tikra dalis jų atsidūrė. O dalis parlamentarų lieka šiek tiek už tos europinės tematikos ribų. Tačiau dalykai keitėsi, ruošiantis narystiai, kaip tik tada Vytenis Andriukaitis vadovavo komitetui, ir aš to neatsimenu, nes nedalyvavau, nebuvau Seimo narė. Tačiau tuomet buvo parengti esminiai statuto pataisimai, kurie jau parengė dirbą veikti Lietuvos Respublikos Seimui kaip valstybės narės Seimui. Ir galų gale įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsimenu, kaip Petras mūsų būrė ir mes parengėme pataisas labai įdomiai dirbusioj darbo grupiai, kuri jau leidžia įgyvendinti Lisabonos nuostatas. Dėl ko aš tą sakau? Žinoma, juk nacionaliniai parlamentai, kurių dabar yra 28, jie yra pagrindiniai politikos formuotojai savo šalyse. Tačiau ES mastu, žinoma, tą legislatyvinį darbą kaip subjektas atlieka vyriausybė. Ir čia atrodytų, kad, ką čia begali nuveikti nacionalinis parlamentas. Dėkui Dievui, mes visuomet ėmėme pavyzdį iš Skandinavų, Danijos, Suomijos, Švedijos, ir perėmėme ne bet kokį, o jų modelį, kuris yra orientuotas į labai glaudų santykį su vyriausybė, į tokią intensyvę vyriausybės europietiškos veiklos kontrolę ir apskritai rimtą įsitraukimą į Europos reikalus. Kita vertus, tai labai priklauso nuo paties Europos reikalų komiteto, netgi nuo atskirų narių, kiek jiems yra įdomi ta veikla. Bendraja prasme Lietuva visada buvo euroentuziastė ir man net visai negėda, kad mes pirmieji balsavome dėl sutarties, dėl konstitucijos Europai, kuri neįsigaliojo, bet Lietuva ir suvokdama savo geopolitinę padėtį ir savo kaip tokios vidutinio dydžio valstybės interesus, ji visuomet buvo atvira bendradarbiavimui, kooperavimuisi, tam tikrų koalicijų kūrimui.
nepriklausomai nuo to, ar krikščioniškos vertybės mums buvo labiau brangios tame parlamente, ar kokios kitus turėjom prioritetus, vis dėlto Lietuva pasižymėjo ir dėkui Dievui kol kas dar pasižymi šituo euroentuziazmu. Aš tikiuosi, kad ta Putino veikla, kuri nukreipta į skaudamų vietų mūsų kūnuose paiešką, kad jinai Lietuvoje neturės tokios įtakos, kaip turėjo dėja kai kuriuose didelėse ES šalyse. Tie 28 parlamentai, žinoma, jie priklauso nuo rinkėjų ir ką rinkėjai išrenka, tie ir posėdžiauja tose parlamentuose, tačiau bet kuriuo atveju negalima nuvertinti nacionalinių parlamentų vaidmens, nes būtent nacionaliniai parlamentai, jie gali būti tie vertėjai, vertėjo darbą dirbti, atnešant tą europietišką žinią rinkėjui. Šis ryšys yra nepaprastai svarbus, nes nuolatos buvo kalbama ir dabar kalbama apie demokratijos deficitą Europos Sąjungoje ir visiškai neatsitiktinis dalykas, kad keičiantis sutartims buvo padidinta Europos parlamento galia, taip buvo bandoma tą demokratijos deficitą įveikti ir, kaip matome, gana sėkmingai. Tačiau jeigu būtų padidintos vien Europos parlamento galios, tai mes čia susidurtume su galios asimetrija. Visų pirma, todėl, kad Europos parlamentas sudarytas ne vien partinių principų, kaip Petras teisingai paminėjo, bet jis atspindi valstybių narių demografinį potencialą. Ir tas yra labai aišku, ir mažo ir vidutinio dydžio valstybės dėja tuo demografiniu potencialu nepasižymė. Aš niekada nepamiršiu Laimos Andrikienės atsikirtimo, neatsimenu kam, žurnalistams ar rinkėjams, kai jai pasakė, kad jūs taip mažai pasiekėte, jai pasakė, o jūs galėtumėt padaryti, kad Lietuvoje gyventų ne 4 milijonai, nepilni, o 40 milijonų. Tada mūsų įtaka būtų kur kas didesnė. Deja yra taip, bet kaip tik todėl mes esame aktyvus tose regioniniuose formatuose ir formatas NB8, ne NBA, o NB8, jis yra kaip kasdieninė duona visiems, nepriklausomai nuo to, ar jie dirbtų Kozake, ar jie dirbtų ESBO, kaip aš daugiau prisipažinsiu darbuojos, ar tai būtų prezidentė važiuojanti į vadovų tarybą. Šis formatas mums yra esminis. Labai norėčiau, kad ryšiai su Lenkija stiprėtų, nes, kaip rodo patirtis Europos Sąjungoje, būtent šis ryšys su mūsų istorinė kaimynė mums leido daug ko pasiekti. Ir čia Lietuvos Seimas kartu su vyriausybė buvo labai aktyvus. Tai aš galėčiau pasakyti, jog kur mes iš tiesų kaip katalizatoriai gražiai veikiame, tiek kartu su kitom centrinės Europos valstybėm, bet ypač su Lenkija ir Baltijos šalimis. Tai, sakykime, praeities vertinimo problematika, ji mums svarbi, kad totalitariniai režimai būtų vertinami objektyviai, prisimenant ne vien nacizmą, bet ir stalinizmą. Visi atsimename tą dokumentą, kuris vadinosi rėminis sprendimas ar framework decision, ir kad mums įstojus į Europos Sąjungą buvo jau gerokai pasistumėta, tačiau dėka tos sudarytos koalicijos, postkomunistinių šalių koalicijos, bent jau deklaracijoje atsirado atitinkamos savokos, atitinkami vertinimai ir netgi buvo atlikta Europos Sąjungoje, Europos komisijos pajėgomis studija. Aišku, negalėčiau pasakyti, kad mes pasiekėm šioj srity kažkokių itin reikšmingų posūkių, bet ponas Putinas mums padeda, tai aš manau, kad ir be šito formalaus įvertinimo daugam aiškėja. Kitos sritis, kuriuose mes buvome ir esame labai aktyvus, kartu vėlgi su vyriausybė ir su savo regioniniais partneriais, tai yra rytų partnerystės failas. Ir dabar laukiame susitikimo Rygoje ir visuose formatuose, kuriuose Seimas bendradarbiauja su kitomis valstybėmis, esame aktyvus.
Ir tai yra viena iš tų sričių, kur mes ne tik giname savo nacionalinius interesus. Vėlgi, mokytojo Putino dėka žmonės Europoje irgi supranta, kad tai yra labai reikšmingas failas, kad jis galų gale indikuoja tai, ką Petras teisingai pasakė, ar Europos Sąjunga turi ambicijos. Ar jie turi ambicijos kaip globalus žaidėjas? Ir atvirai sakant, ar jie turi ambicijos plėtrai. Ko gero, tos ambicijos toka irgi šiek tiek prisidėjo prie dabartinės situacijos. Ir todėl visiškai nesvarbu, reiškia, kokiame lygmenyje veikia Seimas, bet mes visuomet sutartinai transliuojame būtinybę, sprendžiant problemas pietinėme mūsų pakraštyje, nepamiršti rytų. Energetikos failas, jungtis. Sakyčiau, tai yra mūsų didžiulė pergalė, kad Europos energetikos sąjunga gimsta mūsų akise. Ir kai ponas Jerzy Buzek 2009-aisiais prabilo apie tai mes džiaugiamės kaip šeimos nariai, nes jo lūpose buvo ir tai, ką mes kelių kadencijų metu visą laiką kalbėjome. Dabar Seimas jaučia didžiulę atsakomybę už tai, kas čia jau buvo kalbėta, už ES ir Jungtinių valstijų laisvos prekybos sutartį. Ponas Vinčiūnas neleis meluoti, būtent Europos reikalų komiteto pirmininko jo Gedimino Kirkilo konkrečiai iniciatyva jau buvo surengta konferencija Seime. Mūsų tikslas buvo sukviesti socialinius partnerius, ypač tuos, kurie jaučia pagristų ar nepagristų baimių dėl tos būsimos sutarties. Prisipažinsiu, esam truputuką nusivylę, nes daugiau entuzijazmo lygtai jautėme mes patys su Europos komisija, o tų socialinių partnerių nebuvo tiek daug, kiek norėtųsi. Tačiau be jokios abejonės mes šitam kelyje nesustosim. Ir kadangi esame nacionalinis parlamentas, mes nemanome, jog žmonių baimės, ar jos yra įsikalbėtos, ar jos yra daugiau mažiau pagrįstos, kad jos gali būti kaip nors apeitos, paneigtos, būtų blogiausias kelias. Todėl geriausia yra kalbėtis šią temą. Ir dėja to, nežinau, ar galima tai vadinti euroskepticizmu, bet tam tikrų kliuvinių esama. Seime yra narių, kurie labai radikaliai pasisako, ačiū Dievui, ne tose proeuropinėse frakcijose, bet turim ir kitų. Ir todėl laukia rimtas darbas šitoje srityje. Ką dar reikėtų pasakyti? Turbūt apie tos instrumentus. Čia pakankamai turbūt informuota auditorija sėdi ir man nereikia aiškinti, kas yra mūsų statute, kokie pagrindiniai darbai pagal statutą, čia galima trumpai pasakyti, mes mandatuojame vyriausybę, visas ministerijas vykstančias į tarybas, paskui jie pateikia ataskaitą, mes dalyvaujam nustatant prioritetus ir skirstant visus pateiktus siūlymus Europos komisijos ar siūlymus į labai aktualius ir mažiau aktualius. Mes atliekame subsidiarumo patikrą. Tame teko pačiai nemažai dalyvauti ir Lietuva neturėjo jokių kompleksų atliekant šį veiksmą. Aš pamenu, skaičiau pranešimą 2006 rudenį, o tai buvo visai nedaug laiko praėję nuo narystės pradžios ir mes jau buvome pateikę net 3 pagrįstas nuomonės dėl Europos komisijos pasiūlytų teisės aktų. Tai čia tokia funkcija truputėlį, kurią aš palyginčiau su tokio sarginio šuns, kuris sergsti kompetencijų ribas. Ji kartais gali atrodyti labai gynybiška funkcija. Dėja, nacionaliniai parlamentai santykėje su Europos Sąjunga dažnai turi tokią gynybinę poziciją, bet ji yra svarbi. Ir po to, kai buvo įtvirtinta Lisabono sutartis, be abejo, turime ir konkrečius instrumentus, ilgai neužtęsiu. Turime vadinamąją geltonąją kortelę, kuri jau 2 kartus buvo pakelta, turime raudonąją, kuri dar ne, o apskritai nuomonių, kuo toliau, to daugiau Europos nacionaliniai parlamentai pateikia. Man asmeniškai labai buvo įdomu dalyvauti toj antroji kortelėje dėl Europos prokuratūros,
Ir kaip žinia, Europos komisija nusprendė, kad vis vien žengs tuo keliu, nepaisant gana stipraus nacionalinių parlamentų pasipriešinimo. Čia suprantama baudžiamoji teisė, tai yra labai tokia subsidiari sritis ir panašiai. Tačiau čia pasireiškia ir mūsų tas įdirbis, mūsų tai yra nacionalinių parlamentų įdirbis, bendradarbiavimo prasme. Asamblė nacional, prancūzai iškart sureagavo, sukvietė nacionalinių parlamento atstovus pasikalbėti ir ką mes patyrėme. Aš čia žiūriu poną Čičinską. Vokietija lyg tai buvo labai didelė entuziastė to teisės akto. Tačiau, kai mes susitikome su parlamentarais ir iš valdančių partijų, tame tarpe buvo ir vokiečių, aš supratau, kad ir jie turi įvairių pasvarstymų ir kad nėra taip jau mechaniškai, kad atvykę parlamentarai būtinai yra sužavėti kokiais nors pasiūlymais, kurie, kaip žinia, tarp dviejų didžiūnų, galiūnų šitų valstybių, jie visada būna suderinti. Tai iš tikrųjų bendradarbiavimas visuose formatuose, ar tai būtų parlamentų pirmininkai, Kozakas, ar specializuotų komitetų posėdžiai, jie suartina, jie išmoko išgirsti, jie išmoko sudaryti koalicijas, kartais net ir su tais, kur atrodo, vertybinė prasme mes lyg ir neturime nieko bendro, bet kai ateinama iki konkrečių sprendimų, tai net ir tie labai regimai nutolę parlamentai gali tapti tavo draugais. Yra vienas pasiūlymas, kuris galbūt sureikšmins Britų parlamentą ir šiek tiek įtrauks Jungtinę karalystę aktyviau į Europos reikalus. Tai būtent pasiūlymas dėl dar vieno papildomo instrumento žaliosios kortelės. Reiškia, aš minėjau geltoną oranžinę kaip tokias negatyvias korteles, sarginio šuns instrumentus. Žalioji kortelė, jeigu ji įsigaliotų kaip instrumentas nacionalinių parlamentų rankose, būtų pozityvus instrumentas. Yra siūloma, kad Europos parlamentui, komisijai, nacionalinių parlamentų tam tikra grupė galėtų siūlyti savo teisės aktus, savo idėjas, kaip pagerinti ES veikimą, bendrą veikimą. Kol kas esama įvairių nuogastavimų, kad galbūt kokia nors regioninė grupė gali inicijuoti ne visai pageidaujamus pakeitimus, gal net sutarčių pakeitimus. Aišku, tose baimėse esame pagrindo. Ir svarstant mūsų komitete mes manėme, kad labai svarbu nustatyti tinkamą parlamentų skaičių, kurie gali naudoti žaliąją kortelę. Nes jeigu jis būtų per mažas, tai galbūt ta siūloma idėja neturėtų to visiems naudingo pobūdžio, visuotinės naudos tokio pobūdžio ir galbūt išreikštų pernelyg siaurus interesus. Mes apie tai diskutuojame, mes apie tai svarstome ir, visgi tikiu, kad Europos komisija pasinaudos šią galimybę suteikti nacionaliniams parlamentams dar vieną instrumentą. Jis būtų naudingas įvairiais požiūriais, tiek, sakykime, labiau išreiškiant piliečių valią, padidinant mūsų kaip ES veiklos legitimumą, bet ir politinę prasme. Nes kuo mes daugiau bendradarbiaujame, kuo daugiau įsijungia nacionaliniai parlamentai, tuo labiau tikėtina, kad radikalai iš dešinės ir iš kairės praras savo įtaką. O baigdama, aš tik tai noriu pasakyti truputėlį iš savo patirties. Čia buvo kalbama apie Putino politiką ir apie tai, kad esama dezintegracijos tendencijų. Ponas Orbanas yra graudi istorija, pažįstu asmeniškai taip. Rusija, dėja, rinkimų Rusijoje niekada nebūna ir nėra tikimasi, kad artimiausių metų bus. Europoje rinkimai būna, kaip taisyklė, kas 4 metai. Ir tęstinumo problema, institucinės ir politinės atminties problema
Europoje aktuali. Nes kalbėdami apie savo strategiją santykiuose su Rusija, dažnai čia mes užsiminėjom retoriką. Nes tęstinumas Rusijoje kaip autoritariniai valstybė, jis tikrai yra. Ir jie turbūt iš kinų ima pavyzdį, tik tai kitą prasme. Jie seniai yra suplanavę, ką jie darys. Ir aš dar kartą sakau, jų politika yra tokia. Pasakyk man, kas tau skauda, europietį, ir aš užgydysiu tavo žaizdą. Jeigu tau skauda dėl krikščioniškų vertybių, tai aš galiu staigiai tapti geriausiu pasaulio krikščionėme. Va. Ir aš pati matau, kaip reiškia prieš ESBO, jau čia visai kita sesija, kaip mano kolegos italai sėda į lėktuvą Maskvoj, prieš tai paposėdžiavę Rusijos draugų asamblėjoje ir, reiškia, tas ikrų ir kitų dalykų kvapas dar sklinda ir jie netgi pasako mūsų delegacijos sekretoriai zdrastujte. O atsiprašau, labai aš čia įvardinau valstybę, bet, tai būna, tai pasitaiko. Tai va aš ką norėčiau pasakyti, pritariu vienam britų ekspertui, kuris dalyvavo mūsų, vėlgi Europos reikalų komiteto surengtoje konferencijoje, jūs jai pirmininkavote, kad suraskite, kur yra jūsų silpnybės ir panagrinėkite, ar ta silpnybė nėra šiek tiek katalizuota iš šalies. Kadangi aš pati kaip asmuo, kaip moteris, aš turiu visokių silpnybių, tai iš tikrųjų turbūt man reikėtų irgi dažnai pasižiūrėti, kur man skauda, kokį sąnarį ar ką, ir neleisti, kad tą skausmą gydytų ne europiečiai, o kokie nors gyvenantis rytų kryptimi. Gal tiesiog šundaktariai. Taip, vadinkim jos šundaktariais ar panašiai. Ir geriausias vaistas nuo to yra dialogas, politinis dialogas, kurį dar Baroso pasiūlė 2006 metais, nes jis padeda perimti vienas kito geriausią patirtį ir jis primena apie mūsų atsakomybę už tautos ateitį ir už Europos ateitį. Tai va tiek. Ačiū. Ačiū Vilijai.